Sveiki visi klajūnai. Turim puikų rudenėlį, spalio mėnesio pradžią. Ir yra 7 valandos ryto. Ir kurgi mes čia esam? O mesgi esam Latvijoje, netoli Ogrės miestelio. Startavau dar penktadienį vakare po darbų. Su tikslu, kad pasiekti maršruto pradžią, į kurią mes šiandieną ir leisimės. Tikslas yra šio savaitgalio aplankyti Siguldą, Ligantę, na ir žodžiu visą kitą Gaujos nacionalinį parką apžiūrėti. Tai tik pabudau, miegojau mašinoj, visai gerai išsimiegojau. Tikrai nesušalau, nes mašinoje yra ir autonominis šildymas, taip vadinama Webasto, tai tikrai pakako ir to šilumos ir visko. O dabar atsikėlę, pasišildysim pusryčius, išgersim kavytę, štai vandenukas jau ir užvirė ir leisimės į trasą. Tai šiandien, nežinau, kokie 200 km turbūt bus ir pakeliui lankomi objektai. Pasižiūrėsim, ką mes ten galim pamatyti. Štai ir atvyko pusryčiai mūsų šildosi. Tai nuostabus vakarykštis Lidlo kibinas. Toj pašils ir mes jį sukaposim su dideliu apetitu. Pasižiūrėkim, kągi mes čia susikrovėm į kelią. Į kelią susikrovėm šaldytuvą. Vakar Panevėžy šiek tiek užsipirkau atsargų, kurių čia užteks man visam savaitgaliui. Nu ir šičia bardakėlis. Tai yra palapinė, miegmaišiai, rūbai atsarginiai ir kiti dalykai. Šiaip neplanuoju stoti ar viešbutį, ar kažkur nakvot. Planuoju nakvoti, čia nakt mašinoje nakvojau. Kitą naktį galbūt palapiniai nakvosiu. Temperatūra buvo apie 3,5 laipsnio, bet tai nesmė, nes yra, kaip sakyt, tinkama įranga ir galima miegot, kad ir prie minusinės temperatūros. Plius turiu tokį dalyką, turiu nešiojamą elektros stotelę, kurioje yra talpa 2 kWh ir dar turiu elektrinį pečiuką, tokį mini 400 W, kurio palapiniai tikrai pakanka. Jeigu jau iš viso norisi komforto, štai jisai. Su nustatoma temperatūra, jungiasi tiesiog į rozetę, tai į tą elektros nešiojamą šaltinį, įsijungi, nustatai temperatūrą, ir jisai pučia. Tai palapiniai tikrai per akis. Ir jeigu jau iš viso norėsis maksimalaus komforto, tai dar ir plius turiu ir šildymą. O mašinoj, kai miegi, aišku, yra tokie dalykai kaip štai čia paspaudi ir užsikuria viskas. Aišku, maksimalus laikas šildymo yra 60 minučių, tai yra 1 valanda, tai yra šiek tiek mažai. Tai aš šią naktį irgi nakvodamas mašinoje net ir nekankinau tos Webastos, o jungiausi tą elektrinį pečiuką. Tai per visą naktį man suvartojo jisai nepilną kilovatvalandę. Nes išvažiavau iš namų, buvo pilnai pakrauta, dabar čia mes matom 56%. Tai nepilną kilovatvalandą išnaudojo, jisai 400 W, tai reiškia per visą naktį jis veikė apie valandą laiko, pūtė šiltą orą, kai temperatūra nukrisdavo pagal užduotus laipsnius. Taip kad viskas čia pilnai komforte. O ką, mane laukia kelias.
Tai esame prie Meižmužos šaltinių, dar kitaip vadinamų Kalgugravos šaltinių. Latvijoje esu matęs tikrai ne vieną panašią vietą, net ir su kriokliais. Ši čia priklausomai nuo oro sąlygų, nuo kritulių kiekio, matyt nuo geologinių sąlygų, trykšta maždaug nuo 3 iki 14-15 šaltinių. Žmonės čia renkasi pasisemti vandens, elgiasi taip pat kaip ir Lietuvoje, matyt tiki to šaltinio kokiom tai gydomosiom savybėm. Ar tas vanduo skanus, paragausim būtinai. Kažkada šičia taip pat stovėjo ir malūnas. Užtvanka, jo patvanka, dar su pamatėliais tokiais yra dar išlikę. Per visą šitą vietą driekėsi apie 700 metrų, gal kilometro ilgio pažintinis takas, kuris yra labai gražiai sutvarkytas. Aišku, tas takas eina ir per privačią teritoriją, bet kadangi čia yra Natūra 2000 ir ten visokie kitokie čia gamtiniai rezervatai, tai nežiūrint tai, kad jis eina per privačią teritoriją, jis vis tiek yra atvertas ir lankytojams. Va. O šiaip, ką čia daug kalbėti, tiesiog pasigrožėkime vaizdais ir pasiklausykime aplinkos garsų. Gera čia praleisti šiek tiek laiko, ilgai šitam objekte tikrai neužtruksite, bet pusvalanduką, 40 minučių prisėst, pasiklausyt, pamastyt tikrai galima.
arbatos virdulį, kad tokiai garsiai kiek gali. Mes už rudenį, 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 mes už rudenį. Jei vis tik liūdna, šaltis gal kanda, skambinkim draugui, garsink radijo bangą. Knygą skaityk ir valgykit daugiau, šypsokis šiam rudeniui, tai bus geriau. Bent balas paskui skubantį šunį, kojas smek į sūrų, šildantį dubenį, bandyk nusijuok, kasdien vis garsiau. Ei, šį rudenį gyvenk linksmiau, uždek į namus židinį, ar bent arbatos virdulį, kad tokiai garsiai kiek gali. Mes už rudenį, 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 mes už rudenį. Senos svajonės sumigę krantai, jau nebeklausi savęs. Miestai sustoja beribiais takais, laikas vėl gana srovės. Laikas gena ritmą ir tave, schemos galvoje vėl susilydo. Aš nebekartoju, pasiklydau, tuštuma akių šviesa. Laikas gena ritmą ir tave, tu pasaulį vėl gali prašydo. Nebeužsimerki, kad išnyktų tuštuma. Kodėl visada susilieja, kodėl mes nebes grėsim vėjų, kodėl nepastebėti liko slėnį ir saulėlydžiai, kodėl visada susilieja, kodėl mes nebes grėsim vėjų, kodėl nepastebėti liko slėnį ir saulėlydžiai, kodėl. Laikas gena ritmą ir tave, schemos galvoje vėl susilydo. Aš nebekartoju, pasiklydau, tuštuma akių šviesa. Laikas gena ritmą
mane ir tave. Tu pasaulį vėl gali prašyti, nebeužsimerki, kad išnyktų tuštuma. Kodėl visada susilieja, kodėl mes nebeskriesim vėjų, kodėl nepastebėti liko slėny ir saulėlydžiai, kodėl visada susilieja, kodėl mes nebeskriesim vėjų, kodėl nepastebėti liko slėny ir saulėlydžiai, kodėl. Šlamatys mano akyse niekada nebus gana. Šlamatys mano akyse niekada nebus gana. Girdi kaip šlama. Šlama, šlama, šlama. 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 Man patinka ir labai vaikščioti vienam miške, nes ant medžių tie lapai auga tarsi valiuta. Iš samanų kilimai ir prabangi tyla. Kempinės ant kamienų, jaučiuosi kaip Kempinskije. Kai atsirandu miške, Rolexo visur žalia, o miško paklotėje kaip šilko patalinėje. Miškas yra VIP, bet miškų būt negali, bet gali būti miške, šlamančių apsupti ją. Šlamatys mano akyse niekada nebus gana. Šlamatys mano akyse niekada nebus gana. Girdi kaip šlama. Šlama, šlama, šlama. 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 Šlama visą vasarą žali, spalvoti tarsi eurai, jie pasidaro rudenį. Pesai, ieniai, tai reljefai ir kamienai, tankmės, krūmai, tai frankai ir korūnos. Šlama visą vasarą žali, spalvoti tarsi eurai, jie pasidaro rudenį. Šilingai ir šekeliai, tai šilai ir bekelės, lyros, rūpijos, gyros, man rūpijos. Šlamatys mano akyse niekada nebus gana. 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 Šlamatys. Kaip ir pietų pertrauka mano klajoniai. Turim čia mes gražią pievelę žalę prie ežeriuko. Labai faina vieta. Gal čia net reikės sugrįžti nakvot po apylinkės pasivažinėjus. Garsai irgi yra nuostabus. Fone inline 6 variklis gaudžia, kažkas gerai šeria putą. Kiekvienas ilsisi savaip, o aš tuo tarpu laukiu maisto. Nagi gana.
Gana. Galėsim jau paragauti, ką mes čia padarėm. O dabar dar kavytės į kelią reikia pasidaryti. Tegul kol šyla kavytė, mes paragausim, pavalgysim. Taigi skanaus. Artėjam prie vienos įdomesnės vietos, tai yra Lygantės perkėla bemotoris keltas. Lietuvoje yra Čiobiškio keltas, irgi bemotoris. Čia kažkas panašaus, tik čia mažesnė upė, siauresnė. Tuoj mes viską pasižiūrėsim. O va štai. Tai šis keltas irgi yra lygiai toks pats analogiškas kaip Lietuvoje Čiobiškio keltas. Irgi yra įleisti vairai, vadinamos burės į vandenį, kurios dėl srovės tekėjimo ir perneša į kitą pusę šitą įrenginį. Gražu. Lygiai taip pat kaip Čiobišky kitam krante sodyba su baidarių nuoma, pirtim. Viskas viens prie vieno, tik tai upė siauresnė.
Manęs kūnas vėl laukia, kol nusipraus. O mano upė, ar pasiilgai manęs? Nes aš be tavęs nebegalėjau nei dienos ištvert.
Pranešu, kad susiradau vietelę nakvot. Šiaip visai gerai įrengtas kempingas, bet privažiavimo kelias, buvo kaip tik man. Nebuvo taip visiškai paprastai, bet užtat tuščias, nes čia dabar turizmas žiūriu išpopuliarėjęs, labai daug visur žmonių. Bet va čia visiškai tuščia. Turėsim upę, turėsim saulėlydį į upę, ir turėsim laužavietę, staliuką ir viską, ko reikia. Ką, tai metas turbūt krautis daiktus ir statyti palapinę. Tiek žinių, ką čia be pridursi. Reikia pasisukt, kad dar spėt saulėlydį pamatyti ir pasėdėti. Tai kaip ir viskas, nakčiai pasiruošta, čiužinys savaime prisipučiantis, pagalvį reikėjo prisipūsti ir tiek žinių. Dar nakčiai šildytuvą įsinešiu į palapinę, šalta nebus, bet ką žinau, komforto niekada per daug nebūna turbūt, tai taip ir padarysim. Pažiūrėt, ar pasikrovė baterija. Namai paruošti. Kągi, lygtais jau įsikūrėm, vakarienė praktiškai paruošta. Laužiukas to užsidegs, saulė nusileido į debesį ir lyg leidžiasi į mišką. Palapinėje šyla elektrinis pečiukas, kaip be keista bebūtų. Išbandysim, dar taip nebandęs, bet išbandysim. Kas keista, tai kad uodai kanda. Spalio vidurys, negalvojau, kad šito aparato prireiks, bet kadangi jisai visada bendram pakete turizmo sukrautas, tai netikėtai spalį prisireikė. O dabar čia besidairydamas aš pastebėjau savo rytdienos pusryčius. Štai, auga jie. Čia yra žvinebudė, jeigu neklystu iš toli, matydamas, taip, ir iš arti. Taip, čia yra žvinebudė. Labai skanus grybas pasikept ant keptuvės ir ant sviesto. Bet, blemba, problema ta, kad aš sviesto neturiu. Kažką iš lašinio reikės ištirpdyti. Bet čia mano pusryčiai. Tegu auga dar. Upė labai gražiai ramiai teka.
Nu, ir čia šiaip smagu labai. Einu vakarot. Gero vakaro.